šiandienos mūsų tema bus apie tai, kaip mes turėtumėm teisingai, tinkamai reaguoti į vaiko pyktį, tam, jog mes jo nesužalotumėm, ir nekurtumėm kažkokių netinkamų elgesio modelių. Manau, šiuo metu tai yra tikrai aktualu ir manau, kiekvienas susidurime su vaiko pykčiu. Jeigu mes sakome, kad vaikas nepyksta, tai turbūt kažkas nėra gerai, nes kiekvienas žmogus pyksta, kiekvienas vaikas pyksta, tai yra visiškai natūrali emocija ir mūsų suaugusių pareiga yra išmokyti vaiką tinkamai jį išlieti, tinkamai susitvarkyti su savo emocijom ir, galbūt sukurti tokią aplinką, kurioje vaikas, patirtų mažiau tokių frustruojančių emocijų. Tai visų pirma pati svarbiausia taisyklė, kurią norėčiau, kad visi išgirstų, tai yra nepykti ant vaiko dėl to, kad jisai pyksta. Mes turime išlikti ramūs, turime būti tvirti, nebausti vaiko, tačiau jam taip pat nenuolaidžiauti. Kai sakau, mes turime išlikti ramūs, suprantu, kad tikrai skamba kaip nemažas iššūkis. Tikrai kartais vaikai gali išvesti iš kantrybės, tikrai gali būti pikta, mes galime būti pavargę, tačiau auginant vaikus mes prisiėmam tam tikrą atsakomybę ir mes turime stengtis dirbti su savimi, kad kuo mažiau mums kiltų pyktis ir ypatingai kuo mažiau mes to pykčio išlietumėm ant vaiko. Šioje vietoje pabandykite įsivaizduoti save. Jums buvo sunki diena, jūs buvote pavargęs, neišsimiegojęs, neturėjote laiko pavalgyti, grįžtate namo, bevažiuojant jums sugedo mašina, atrodo, daug visokių situacijų buvo negerų ir jūs grįžtate namo, ir jau toks papiktėjęs ir jau atrodo, lyg tai norėtų kažką truputį pasakyti ir staiga ateina jūsų antra pusė ir sako, ko tu čia tokia susiraukus, ko čia toks susiraukęs, ko tu čia pastoviai pyksti, kas čia yra? Įsivaizduokit, kokia būtų jūsų reakcija. Ką jūs tada norėtumėt pasakyti ir koks scenarijus būtų toliau. Tai kiekvienas savo mes galim tą atsakyti, ar ne? Kitas scenarijus būtų, kad vėlgi jums ta buvo nesėkminga diena, jūs grįžtate namo ir prie jūsų ateina antra pusė ir sako, oi, tau turbūt labai negerai sekėsi, duok aš tau padarysiu kojų masažą, gal ir, nežinau, tavo ten kakavos išvirsiu, visą ką tik tu nori, aš tave padarysiu, ar ne? Koks tada scenarijus būtų? Kaip ir atrodo visai nieko, bet iš kitos pusės man kyla klausimas, ar jūs kitą dieną ir dar kitą dieną nenorėtumėt ir vėl papykti, jeigu jūs to kiekvieną dieną negaunate, ar ne? Tad taip pat yra ir su vaikais. Vaikai to sąmoningai nesupranta, tačiau jie mokosi nesąmoningai. Tad kaipgi mes turėtumėm reaguoti tinkamai ir kokius veiksmus turėtumėm padaryti, kad mes tinkamai vaiką mokytumėm išreikšti emocijas ir kurtumėm tinkamus jo asmenybės modelius viduje. Tai visų pirma, kaip ir sakiau, mes turime išlikti ramūs. Antra, mes turėtumėm įvardinti vaiko jausmą ir pasakyti, kad mes jį suprantame. Tai pavyzdžiui, Jonai, aš tikrai suprantu, kad tu dabar esi piktas, nes tu negavai valgyti šokolado prieš pietus. Ir to tikrai nereikia sakyti griežtu ar piktu tonu, mes tą galime pasakyti labai švelniai, bet tvirtai. Sekantis dalykas, mes turėtumėm trumpai įvardinti, kodėl. Tai šiuo atveju galėtų būti, tačiau tu žinai, kad tokios yra mūsų namų taisyklės, kurias mes visi kartu susitarėme. Ir šiuo metu, kada vaikas yra piktas, ar jūsų antra pusė yra pikta, mes neturėtume veltis ilgas kalbas, ilgas diskusijas, juo labiau į negatyves emocijas, mes tiesiog trumpai turėtumėm įvardinti, kas vyksta ir tada turėtumėm padėti vaikui, turėtumėm parodyti vaikui, kaip jisai tą pyktį gali išreikšti. Tarkim, Jonas, krito ant žemės ir dabar visų garsų rodo, kad jis yra piktas, nes jisai negavo šokolado prieš pietus. Kai mes perėjom tuos žingsnius, kur prieš tai įvardinau, mes tada galim jam pasakyti, kad dabar, kai tu esi toks supykęs, tu gali padaryti ir tada pagal savo vaiką ir pagal situaciją mes galim parinkti. Pavyzdžiui, tu gali nueiti į kambarį ir pamušti pagalvę. Tu
Tu gali stipriai patrypti kojytėmis. Tu gali stipriai sukniaužti kumštukus ir palaikyti. Tu gali tiesiog pakalbėti su manimi. O gal tu gali išeiti kiemą pavažinėti dviračiu? Tai yra, mes turėtumėm rodyti, kad pykti yra visiškai normalu. Aš tave suprantu, aš dėl to nepykstu, tačiau yra ribos, kaip tą tinkamai gali išreikšti. Žinoma, tas nenutiks po pirmo ar antro karto, tačiau vaikas nuolat gaus žinutę, kad savo pykčiu negaliu žaloti nei savęs, nei kito. Ir tik tuomet, kai jau vaikas nurimsta, kai emocijos atslūgsta, mes turėtumėm susėsti su vaiku ir aptarti situaciją, kasgi vyko, kodėl tai buvo, kaip jautėsi abi pusės, kaip situaciją matė abi pusės ir kaip kitą kartą galima tą būtų padaryti geriau, kad visiems būtų gera. Ir labai svarbu šioje vietoje akcentuoti į ateitį. Nepulti, nemoralizuoti, koks tu buvai blogas, kaip tu negerai padarei. Na, vaikas žino, kad buvo netinkamai. Mes turime vardinti netinkamai, labai trumpai, aiškiai ir parodyti kitą išeitį. Ir tikrai labai svarbu, kad mes nesiūlytumėm ir nenorėtumėm, kad vaikas užgniaužtų emocijas, kadangi kuo daugiau emocijos yra gniaužiamos, tuo daugiau jos kyla. Ir kitas dalykas, kaip mes kalbėjome kitam video, tai visą tai gali pereiti psichosomatiką, kuris tikrai nemažai sužalos vaiką. Tad tikrai linkiu pasistengti, pasitreniruoti ir padirbti galbūt su savimi, kad mes galėtumėm išmokti tinkamai reaguoti vaiko pyktį ir leisti jam iš to pasimokyti.